vieną kartą vasarą liūtis staigiai prasidėjo ir žiūrim, kad krioklys tiesiog vandens bėga čia į namo vidų ir galvojam, šakės neišgyvens. Tačiau medis tuom ir unikalus, jisai išdžiūna ir viskas tvarkoja. Iš tiesų, su šito namo tvarkyba viskas vyko tokiom bangom. Iš pat pradžių, kai jisai buvo, matėm jį tokį, koks jisai yra įprastas, sakė, įprastas Vilniečiui, tai atrodė, kad viskas čia įmanoma, viskas bus gerai. Vėliau pradėjo namas baisėti, nes keičiami rąstai, trupatinkas, nuimtas balkonas, nuimti papuošalai, išimti langai, viskas kiaura, ir taip, žodžiu, taip buvo baisyn. Paaiškėjo, kad viršus, antrasis visas pastato aukštas yra 14 cm, va taip iš šono pakrypęs. Ir tai buvo toks maždaug šokas, nes tai ką dabar daryti, Vilniečiai išjuoks mus. Čia mūsų medžio meistrų iš tikrųjų aukščiausias pilotažo lygis padėjo išspręsti šitą problemą, nes ir dabar tas antras aukštas yra kreivas, tačiau žiūrint to nesimato. Tuo ir yra išskirtinis šitas pastatas, man atrodo, tuo yra žavus iš viso senų pastatų restauravimo procesas, kad tikrai susiduri su ta laiko patina palikta pastate, kuri taip pat yra vertinga ir tas kreivumas ir suskilimai ar kažkokie tai ne visai dailūs dalykai, jie ir yra tai, ką svarbu išsaugoti, nes antraip tai mes turim tą vadinamą euro remontą, kur atrodo gražu, bet dvasios nebėra. Šitos durys turi išlaikiusios viską, jie savo vietoje, jie sutvarkė čia, nuėmė nuo vyrių. Vyriai, varžtai, visi, viskas yra autentiška, nepajudinta vienintelis dalykas, iš senos medienos padarytas va čia toks nedidelis implantas, kur plyšelis buvo. Net kilpos tos pačios yra išlikusios ir spina yra. Minusiukas vienas yra, rakto neturim. Kai meistrai restauravo langus, langinės, išiminėjo juos, tai atrado į langinę įstrigusią kulką ir taip pat atrado tokį nedidelį lapelį, ranka rašytą lenkiškai, kur maždaug istorija tokia, rašo nežinia kas, ir pasiimk tu jį, aš mačiau, kaip jūs palei Vilnelę vaikščiojat ir man jo nereikia ir panašiai. Tai, žodžiu, namas matė daug dramų įvairių ir įvairių istorinių įvykių.